Sveiki, hebrytė. Tikriausiai nedaugelis iš jūsų žino, bet rudenį aš nusprendžiau pasikeisti savo daily automobilį ir pardaviau E9 335D. Jūs žinotumėte, jeigu būtume pasirašę į mano Instagramą, kuris bus čia. Tai, žodžiu, čia neesmė. Ką norėjau pasakyti? Ta trojkė E9 man labai patiko. Ta prasme, ten ir galios buvo, ir komplektacijos plius minus buvo. Gal biški ten trūko kai ko. Bet čia neesmė. Žodžiu, ir dėl to, kad man taip smarkiai patiko trojkė, aš nusprendžiau naują automobilį pasiimti irgi trojkę. Tai sutikit mano naują automobilį BMW F30. Kadangi kažkaip taip išėjo, kad su E9 aš neturėjau jokių problemų ir kaip jūs žinote, aš ją buvau atsivežęs iš Amerikos su maždaug normalią rydą, ten buvo 105 gabalų kilometrų. Per metus naudojimo aš privažinėjau kažkur ten 30 000 kilometrų ir per visą šitą laikotarpį pakeičiau tik tai generatorių ir 2 galinius amortikus. Tai ten sumuoja išėjo ten 100 eurų gal, ir porą minučių darbo. Tai kažkaip taip nusprendžiau, kad šitą mašiną irgi reikia gabenti iš Amerikos ir štai, šitą F30 yra kanadietė, bet nupirkta iš Amerikos su labai maža ryda, kaip pagal mane. Čia yra automobilis 13 metų, priefaisas, bet čia yra tik tai 70 000 kilometrų rydos. Papirko keli dalykai. Pirmas, tai kaip sakiau, jau ryda, o antras dalykas, tai visai nebloga komplektacija. Čia yra 328 benzas, 2 litrų motoras, išduodantis 108 kW, bet kas gerai žiemai, tai kad čia yra X-Drive'as ir iki šiol aš dar niekur nebuvau strigęs, nors per tokius pusnynus landžiu, kažką ten bandau kažkur pastrigti, bet kol kas viskas sekasi. Iš komplektacijos čia mes matom, kad yra neblogi žibintai, bet čia viskas chuine. Salone yra šildomas vairas, šildomas Sport Electra Memory salonas. Salonas šiaip gražus. Didelis cėlikas, juodos lubos, ten keilėsas, hujeilėsas, ten, tokias biški smulkmenas, bet kurios mane labai džiugina, nes tuo viso pas man trūko mano praeitoj trojkiai. Niekada negalvojau, kad mane taip džiugins kažkoks ten keilėsas. Aš nei vienoj mašinai iki šiol neturėjau. Ir blemba, ant kiek patogo, kada išeini iš mašinos, tiesiog palėti rankeną, jinai uždaryta. Paėmė, pistą atidaryta. Raktą kažkur į kišenę įmetei ir viso, ir pamiršti apie jį. Ir dar toks prikolas, kai atidaviau mašiną į dažymą, tai man dažytojas parodė fiškę, apie kurią aš nežinojau ir kurią irgi, jinai nereikalinga, bet labai pradžiugina, einam parodys. Ateini, tu iš salės su maišais ar ten su tašė. Ateini, aišku, ne iš pirmo karto visą laiką atsidaro. Atsidarė bagažinę, Įmeti tašę, uždarai bagažinę ir viso. Patogus dalykas, nežinau kam, bet tiesiog džiugina. Jinai atplaukė pas mane daužta, bet smūgis buvo labai nestiprus. Jinai gavo į priekinę vairuotojo pusės lempą ir ten buvo sparnas, kapotas, lempa, biškiai atrodė, kad ten televizoriui žopo ir visas kita, bet realiai apsiėjo labai smulkių remontų. Teko pasikeisti tik tai pakabą prieki vairuotojo pusės, ir ten amortikus jau pakeičiau visus. Teko pasikeisti plastikus, kurie laikė visą buterbrodą ir skardas. Žodžiu, iki kėbulo viso to tvirtumo nedaėjo, tai mašina buvo nei sulankstyta, nei nieko, tai tiesiog susimečiau skardą, susimečiau viską, nuvažiavau į ekspertizę, man parodė, kad mašina yra tiesia ir viską kažkaip labai greit praėjau. Tai iš esmės aš ją surinkau gal, nežinau, per savaitę laiko, net greičiau ten per porą dienų, nes detalės jau buvo užsakytos iš anksčiau, aš mašinos laukiau turėdamas garažę visą zipą, visos detalės. Ir kai tik surinkau, buvo jau kita problema, kad teko laukti dažymo. O jūs kaip žinot, dabar dažytojai visi labai užimti, labai daug darbo. Tai mėnesį laukiau mašiną ir jinai yra, pasėmiau numerius, norėjau kaip praeitos trojkės, 012. Biški nepasisekė, buvo tik 212 ir
iškrito ahuienos raidės, MZD, Mazda, tai dabar galvoju, kad reikia dar vienu numeriu šitos permest ant mano Miatos. Man atrodytų gražiai. Na, kol kas pavažinėsim taip. Jau iškart laukdamas šitos mašinos, aš buvau pasiruošęs nusivilti jos galingumu. Nors čia netgi 108 kW, aš žinau, kad čia ne dizelis, čia kažkoks sulčių pakelis, 2 litrai benzas ir kad po mano 335D šitą mašiną nevalins. Bet buvau labai maloniai nustebintas. Žodžiu, X-Drive'as kartu su šitą 8 bėgių dėžė ir su šitu motoru, kuris pasirodė netgi labai gerai važiuojantis ir sukasis, yra labai linksma mašina. Pavyzdžiui, po to prastudijavau pagal manualus, pagal tos visus papirėlius, E9 335D, Face'as 210 kW, 0-100 važiuoja apie 5,5-5,6 sekundžių. Šitą mašiną tai padaro 5,9. Nu, turėtų tai daryti. Bet yra vienas didelis niuansas. Šitą mašiną tai padaro beveik bet kokiom oro sąlygom. Nes, pavyzdžiui, ant šlapio asfalto tai E9 buksuoja. Ant sniego tai E9 jau vapšė nieko, nes stojo vietai. O šitą važiuoja visą laiką. Pabandysim ant biškį tiesesnio kelio patestuoti 0-100. Oro sąlygas yra tokios, kad asfaltas yra šlapias, lauke yra -4, bet ant asfalto nėra sniego. Tai laukiam geresnį momentą ir bandom šoktelt. Pasistengsim pažiūrėti, kiek jinai važiuoja realybėj, kiekvienos dienos sąlygom. Jeigu ką, mes išvažiavom į Kanadą ir čia leistina važiuoti 130 km/h. Kažkaip prisiklausius buvo apie tų X-Drive'o darbą, kad jie ir buksuoja, ir nenori važiuoti, ir genda. Kol kas šitos mašinos X-Drive'o esu labai patenkintas. Važinėjau jau savaitę gal per miestą ir kaip tik matot, oras ne per geriausias, sninga, visur pusnys, keliai visada užsnigti. Ir blemba, dar niekur nebuvau sėdęs. Aišku, labai įdomu man būtų nuvažiuoti biškį ekstremalesniam sąlygom patestuoti šitą mašiną ir jūs tai pamatysit sekančiuose serijose apie šitą automobilį, nes noriu pažiūrėti, kaip jisai kapstosi iš didesnių pusnių ir kaip jisai kapstosi kokios nors nelygumuose. Bet kol kas esu maloniai nustebintas ir tikrai džiaugiuosi. Labai patinka man salonas. Palyginus su E9 čia netgi nėra ko lyginti. Viskas atrodo labai naujoviško, labiau patinka man spalvų derinys, nes mano praeitą trojkę buvo kreminės spalvos salonų turėjo, o šitą jau tokia pilka, balta ir, žodžiu, man labai patinka. Na ir šiaip visas tas dizainas, tu nesijauti sėdintis senoj mašinoj. Bet yra labai didelis minusas, kaip pagal mane. Trūksta garso izoliacijos. Kai važiuoju, tragiškai girdisi asfaltas ir šiaip, kai pravažiuoja kokią mašiną, fūrą ar kažkas šnekasi laukia, tai žoskai girdisi. Ir šiaip ta visa mašina, jinai jaučiasi biškį tokia kaip skarbonkė. Nors ir materialai minkšti, nors viskas atrodo fainai, kur pasilietė viskas super, bet tiesiog yra, tavęs nepalieka jausmas, kad tu važiuoji pigesnės klasės automobilį. Pavyzdžiui, pagal mane, pagal mano pojūčius, E9 jaučiasi čiūčiūts prabangiau. Galėčiau pasakyti, kad šitą mašiną paėmė tai, kas man patiko E9 ir dadėjo dar kelius pliusus. E9 gerai stovėjo ant kelio, na ir šiaip man patiko, kaip jinai minkštai, pavyzdžiui, pravažiuoja kokius nors gulinčius ar dar kažkai, jinai nebuvo per kieta man. Bet buvo biški toks niuansas, kad jinai turėjo sunkų snukį ir kai pasuki vairą, tai mašina iš pradžių krypo į šoną ir tik tada pradėvinėjo sukti. Toksai pojautis lygtais baržos, lygtais ant didelio sunkaus automobilio važiuoja. Šitai mašinai išliko tas pats minkštumas mieste. Aš nepasakysiu, kad čia wow, simiora arba piciora, kad čia komfortas. Aišku, mes turim suprasti, kad aš kalbu apie trojkę ir jinai vis tiek nebus tokia pat komfortiška kaip jūsų pitakas. Esmė turėtumėt suprasti. Bet ką aš noriu pasakyti, kad šitą mašiną sugebėjo išlikti taip pat minkšta kaip E9, bet ant valdymo daug aštresnė. Jeigu aš pasuku vairą, jinai ten ir vairuoja. Ta prasme,
aš neturiu ten iš jėgos įvairinėti mašiną į posūkį, jinai padaro viską, ko aš noriu, jinai reaguoja idealiai į mano norus. Я снова мысли на микро, как накопилось много, не понимаю, я живой или я просто в коме, в ауте полном. Не понимаю, кто я, что же случилось с ними, что вообще, блядь, происходит. Люди готовы убивать, людей готовы клясться верностью, но за гроши продать друзей. Na ką, chebrytė, tikiuosi priimsit šitą trojkę į šeimą, kaip pasakius. Čia yra mano naujas Delikaras ir aš esu labai patenkintas jo. Na, gal biški užpėsa kūro sąnaudos, tai jeigu kam įdomu, mieste ramiai važinėjant, vad žiemą, iš 15 litrų neišlendu vapšė. Na, bet ką, pats norėjau benzą, pats norėjau turbo benzą, tai jau teks su tuo kažkaip draugaut. Ir va, jeigu jums buvo įdomu, tai dėkit laikus, rašykit komentarus, kaip jums mano naujas pirkinukas ir laukite naujų video su šitą mažutę. O jų dar bus, aš turiu dar porą idėjų ir ką. Iki sekančių kartų. Atia.